Gaminu burgerius, kepu daug visko darau. Noriu pagaminti mėsainį burgerį, kuris šį kartą būtų šiek tiek išskirtinis. Pamatysite, koks jisai bus. Šiandien aš turiu ant stalo didelį pasirinkimą įvairių skirtingų bandelių. Burgerių, mėsainių bandelių. Bet aš rinksiuos sourdough. Whole grain baked with. Okay. Aukščiausios klasės mėsainių bandelės su mėlėmis ir pilno grūdo miltai. Kepimui naudojamos mielės suteikia ypatingo skonio, minkštumo ir tekstūros. Kaip ir priklauso, mums reikės maltos jautienos. Naudosiu aš savo mylimą apple smoked apple, sūrį, pomidoras, kas man nebūdinga, bet nusprendžiau pamėginti. Ir svogūnas. Tai ką, eikime prie darbo. Suformuosim paplotėlius, dėsime juos čia, šiek tiek juos išspausim, mesime sūrio, daug sūrio. Tarpu pasipjaustysiu svogūno. Taip, suformuojam burbuliuką. Čia yra apie 400 gramų faršo. Nu va, išsiplojam. Maždaug, kad būtų keptuvėlės dydžio. Iš esmės čia kaip smash burgeris, tik tai mes šiek tiek kitaip viską padarysim. Nesmešinsim, o dabar paliksim jį gerai kepti. Žiūrėkit, viena pusė pakepė. Verčiam. O dabar tą kitą pusę gerai paskrūdinsim. Esmė aš visą laiką sakau, kodėl yra geriausia kepti keptuvėliai, nes keptuvėliai jie savo sultyse kepa. Ir tada būna idealiai tobulo skonio. Dabar mes ten pakepinsim svogūną ir daug sūrių. Uždarom ir paliekam šiek tiek pakepti. Apkepė mūsų apskrūdo labai gražiai. Kaip maloniai traškumas toks atsiradęs. Tai čia mes dėsime tapatinės rūkolą. Taip. Labai gražiai atrodo. Taip, ant viršutinės bandelės mes uždėsim padažą. Nu ir pamėginsim, Aurimai, tu įvertinsi, ar tinka pomidoras, ar netinka. Op. Mėsainis su Vilniaus duonos sourdough, labai paprastas, su šiek tiek daržovių, su daug sūrio ir su nuostabiu smoked apple padažu.